Teisininkas geriau su barzda ar be jos ir kodėl? Geriau, kad teisininkas būtų su barzda. Tokiu atveju, gindamas, tarkime, kaltinamąjį arba atvirkščiai, gali geriau paslėpti savo emocijas neigiamas. Manau, tai jam padėtų jo darbe. Manau, kad su barzda. Kodėl? Tai negi neaišku. Be. O kodėl? Nežinau, pagalvojau, kad man vyrai labiau be barzdos patinka. O koks skirtumas? Barzda proto nepriduoda. Aš manau, kad su barzda, nes tai galbūt suteiktų jam labiau rimtumo tokio. Žinoma, be, nemėgstu vyrų su barzdomis. Proto barzda tikrai nepridės. Aš manyčiau, kad gal be. Nors ne, gal su geriau, nes tada gaunasi geresnis pokerio veidas, kai su barzda. Manau, kad su barzda atrodo rimtesnis. Su barzda protingesnė atrodo. Yeah. Teisininkas be barzdos, nes jeigu su barzda atrodo senesnis, nu ir šiaip labiau sutvarkys, jeigu be barzdos. Manau, kad su barzda, nes tada jis atrodo rimtesnis daug ir daug daugiau išsilavinęs ir protingesnis. Nežinau net, man atrodo, gal be barzdos tvarkingesnis. Man irgi be barzdos. Man tai jokio skirtumo realiai nėra. Teisininkas, svarbiausia, jis turėtų pasakyti kažką labai gero, o jau su barzda be barzdos, tai čia jau žmonai paliekam spręsti, kaip jai labiau patinka. Aš manau, kad be. Nu, tvarkingiau atrodo žmogus kaip be barzdos ir jaunesnis. Nu, aš tada pasakysiu, kad reikia dviejų nuomonių. Nu, tai suteikia jam, nežinau, patirties, amžiaus, vis tiek, barzda tai duoda amžių, o kuo daugiau turi metų, tai tuo didesnė patirtis. Tai. Žiūrėjau, priklauso nuo barzdos. Kuo trumpesnė, to geriau. Gal be barzdos? Tiesiog simpatiją labiau keltų. Aš irgi manau, kad be barzdos vyras yra patrauklesnis. Su barzda. Todėl, kad labai gražu yra barzda. Be barzdos. Neestetiška. Man jokio skirtumo. Šiaip geriau be barzdos, nes tada tvarkingiau atrodo. Aš manau, kad gal su barzdais atrodo toks rimtesnis, toksai jau pažengęs, toksai labiau išsilavinęs, jau patirties turi. Aš manau, kad nėra skirtumo, nes barzda nerodiklis. Solidžiau be barzdos, žymiai gražiau. Išmintingesnis atrodo. Su barzda atrodo senesnis, reiškia atrodo rimčiau. Tai turbūt su barzda. Nu, aš pritarsiu, draugė, nes be barzdos, kažkaip nerimtai, toks jaunas, nepatyręs atrodo. Be, solidžiau atrodo. Mano nuomonė tokia pati. Manau, kad su barzda geriau, nes rimčiau atrodo. Seksualiau atrodo su barzda. Aš manau, kad su barzda, nes rimtesnis atrodo. Man atrodo, kad be, nes labai badosi. Be. Tiesiog atrodo gal patikimesnis, nes tas su barzda, jeigu žiūrint kokia barzda. Jeigu barzda ilgai, jisai galbūt atrodo, nežinau, kažkoks sustabarėjęs, snobas, jeigu jis be barzdos, atrodo tvarkingas ir patikimas. Aš tai manau, jokio skirtumo. Tikrai. Be. Geriausias sūsis. Seksualiau. Sūsis geriausia. Labiau patikimas atrodo. Tiesiog. O kaip tau atrodo? Nu, aš dabar su barzda, ar ne? Aš ir esu teisininkas. Tai jeigu tinka, tai tinka. Iš tikrųjų, tai labai priklauso nuo žmogaus, ką jisai su ta barzda daro. Ir ar jisai kiša nosį, kur nereikia, ar ne. Iš tikrųjų, man labiau patinka žmonės, kurie kiša nosį, kur nereikia. Nes visi dažniausiai, kur reikia, tai su vazelinu ir su panašiais dalykais eina. Tai su barzda nelabai sunkoka iš tikrųjų. Tai aš sakyčiau, kad vis dėlto, jeigu eini, tai reikia aštriai ir kietai su savo nuomonė. Be. Nes badus. Kaip bučiuojas. Aš manau, kad nesvarbu, svarbiausia, kad gerai išmanytų savo darbą. Aišku, bet tai kaip atrodys su barzda, kaip koks benamis turbūt, ne? Koks kaip tu. Arba šiaip jo turbūt. Ne, geriau be barzdos, jei taip su kostiumu eina, tai vis tiek jau taip dalykiškai atrodo gerai. Džentelmenas, patikimas gerai bus patikimas. Su barzda tai tik laisvalaikiu gali vaikščioti. Tai čia tik mūsų nuomonė. Kažin koks vyras, vieniems tinka barzda, kitiems ne. O koks turėtų būti? Priklauso koks vyras. O kokį jūs norėtumėt matyti? Teisininką be. Teisininkas su barzda? Ne. Šiaip sau nepatinka. Su barzda. Be barzdos. Nes atrodo solidžiau. Nes atrodo tvarkingiau. O kaip jūs norėtumėt matyti teisininką? Aš be barzdos norėčiau. Su barzda norėčiau. Gal be barzdos? Jauni teisininkai gražiau atrodo. Žiūrint, kurioje situacijai. Teisininkas. Teisininkas? Gal su barzda? Be sijonų ir su barzda. Taip pat be sijonų ir su barzda. Šiaip jau man atrodo be barzdos. Tiesiog intelektuališkiau atrodo. Be barzdos.
Nežinau, gražiau, seksualiau, nežinau. Na, čia jau kaip kam, jeigu su barzda atrodo gražiai, tai pirmin. Vieniems tinka su barzda, kitiems be. O labai gražu, kai vyrai būna su kostiumais. Su barzda. Labiau rimtas. Su barzda. Tada rimtesnis būna. Be barzdos? Ką žinau, be barzdos gražiau. Su vyriškiau. Manau, su sijonu. Su. Kažkaip rimčiau atrodo. Aš tai manau, kad be. Nes, jis tada atrodytų jaunesnis, o jaunesni visada yra patrauklesni. Na, čia jau nuo jo priklauso. Tarpusime, barzda yra vyriškas reikalas ir jeigu tu manai, kad tu norėtum turėti barzdą, tai kodėl ne? Be barzdos ir su aptemtom kelnėm, kad išryškėtų užpakaliukas. Teisininkas turėtų būti be barzdos, estetiškiau. Be. Tvarkingiau atrodo. Su ūsais, kad drastiškiau atrodytų. Čia jau pagal nuotaiką. Mano nuomonė be. Mano taip pat. Gal irgi šiek tiek tvarkingesnis, gal ir šukuosena turėtų būti trumpesni plaukai, o ne ilgi. Pritariu šią nuomonę, ir taip jaunatviškiau atrodo ir su barzda tai toks senas dėdas, kaip taip pasakys. Be, man rodos. Kažkaip, solidžiau atrodo iš tikrųjų, man bent taip atrodo. Gal be barzdos? Be barzdos, be barzdos. Rimčiau atrodo. Tikriausiai be. Kad geriau atrodytų prie žmonių. Gal maloniau iš viso, tiesiog malonesnė. Tai neturi reikšmės, manau. Be barzdos tvarkingas, aišku. Apžėlęs. Geriau atrodyt, taip gražiau, apžėlęs. Nuo barzdos mažai kas priklauso, tai geriau tiesiog, kad turėtų gerą protą ir viskas. Be. Tvarkingiau? Esu tokia trumpa, tokia vos, neusiukai tokia, bet tokia labai neiššaukiant jo. Didelė barzda, didelė. Kodėl? Po 60 metų, kai būna toks profesionalus teisininkas, jau tokia didelė barzda, kaip Pats Bumblauskas turi. Bet, aišku, jis nėra teisininkas, bet toks jaut. Kuo didesnė barzda, to protingesnis žmogus atrodo. Daugiau matos, laimėjo bylą ir vienas užsiukas, kai išauga. Su ūsais geriau. Aš manau, kad jeigu jaunas teisininkas, tai be barzdos geriau. Nes, patraukliau atrodo. O senyvo amžiaus galbūt ta barzda ir netaip trukdo. Bet jeigu ir be barzdos būtų irgi nieko. Šiaip nesvarbu. Be jos. Nes barzda, man tai šiaip neestetiškai atrodo. Geriau be barzdos. Jau, tvarkingiau. Nes vis dėlto teisininkas. Taip, įvaizdis toks yra sukūriamas. Kadangi aš pats esu su barzda, aš manau, kad barzda iš tikrųjų yra didelė kultūros dalis. Pavyzdžiui, graikai visi su barzdom buvo. Tai aš manau, kad su barzda būtų gerai. Manau, kad teisė gražu būtų su barzda būti. Be barzdos. Gal rimčiau atrodo, nebent taip vos apšepęs tokia, bet nesu tokia ilga ir didžiulė. Su barzda, todėl kad jisai atrodo piktesnis. O koks skirtumas, kaip atrodo? Nepatinka man su barzdotais vyrais bučiuotis, nes badosi. Jokios skirtumas, svarbu, kad būtų specialistas. Manau, kad su barzda. Dėl to, kad atrodo protingesnis. Be barzdos. Todėl, kad pažiūrėkit, ar aš turiu barzdą. Na, jūs ne vyras? Aš klausiu apie vyrus teisininkus. Matot, aš galvoju, kad apie specialybę. Klausiu apie pačius vyrus. Vat, ar teisininkas vyras geriau su barzda ar be jos? Su barzda. Ir kodėl? Kai klientas nusišneka, jisai gali nusišypsoti į ūsą. Manau, būtų geriausia tai su protu, o barzda tai jau žiūrėsim, kaip ten su ja. Žiūrint, koks vyras. Jeigu tinka barzda, tai gerai, jeigu ne, tai geriau be barzdos. Ir su ūsais, manau, turėtų būti, tada atrodė daug rimtesnis.